Visas gyvenimas kaip lazda su dviem galais. Jeigu vienu galu smoksi, kitas galas smoks tau atgal. Aš tai nieko neketinu mušti. Mieloji, nesuprask visko tiesmukai. Jeigu dabar džiaugiesi populiarumu, nereiškia, kad ateityje nebus problemų. Ar jūs esate įsimylėjus Eugenijų? Tai be abejo. Mano jausmai labai rimti. Ir jeigu Eugenijus, kaip sakant, palaikys mano tus jausmus, tai gal ir būsim laimingi. Ostapenko. Vieni iš jo muzikavimų juokiasi, kiti kartu traukia dainas, tačiau kaip ten bebūtų, Lietuvoje Eugenijų visi atpažįsta. Tačiau šį kartą Ostapenko visus nustebins neįtikėtina meilės istorija. Lietuvai jis pristato savo moterį Tatjaną. Aš myliu šitą moterį, čia yra mano moteris, čia mano būsima žmona ir šiaip mes jau ruošiame susituokti. Jaučiu, kad aš dar jauna, žavi moteris ir dar, kaip sakant, galiu sukurti ir naują šeimą ir būti laiminga su Eugeniju. 3 mėnesius draugaujantis Tatjana ir Eugenijus neslėpia nei jausmų, nei ateities planų. Jaunikis jau apsigyveno pas nuotaką. Tiesa, savo išrinktai Ostapenko neskuba pirštis. Mes iš tokios kastos žmonių, kuriems mes viską turim. Mes turim būtus, mes turim mašinas, 2 džipus. Aš turiu 2 džipus, tu kiek turi? Tu neturi, aš turiu 2 džipus, tu namą turi 2 būtus. Ką mums šitie žiedai? Ostapenko neslėpia, jo išrinktoji iš tiesų labai turtinga. Be to, gero charakterio, graži ir krūtinė puikiai. Tai svarbiausia. Deja, šito niekaip nesupranta Eugenijaus mama. Kadangi mano mama 57, o mano draugė 54. Blogai reaguoja, pyksta. Net išjungia šiandien telefoną. Tu žinai, aš tiesą sakau, visą laiką aš niekada nemeluoju. Išjungia net mobiliaką. Vakar normaliai dar skambino jo. Šiandien šito paskambino 7:30, dar paskambino paskui. O paskui paėmė išjungį telefoną, nes ant jos vardo užregistruotas. Eugenijus užtikrina, dėl mamos pykčio savo meilės jis nei už ką neatsisakys. Tatjanos amžius, kūno formos ir gera padėtis didžiausias privalumas. Kai man buvo sukako 17 metų, aš permėgojau su savo mamos draugė, kurie buvo 35 metai. Jis buvo labai stambi. Ir man patiko. Paklaustas, kur sutiko būsimąją žmoną, Ostapenko paslaptingai tyli. Tačiau jo Tatjana tuoj išplepa, kad jiedu susipažino teisme. Jis, nuskriaustas prokurorų, teisybės ieškojo. Ji tokiems nelaimėliams padėdavo. Buvau porą metų Lietuvos žmogaus teisės stebėtojų sąjungos sekretorė. Ir taip tarpusavį pradėjom, kaip sakant, bendrauti, artimai. Jisai man, kaip sakant, papasakojo visą savo istorijas, visą savo bylas. Ir man buvo ir jo gaila tai palikti, kaip sakant, bėdoj. Taip, bekovodami su teisėjais, Eugenijus ir Tatjana ir susiburkavo. 18 metų skirtumas netrukdė. Taigi 36 Eugenijus pirmą kartą paliko mamos namus ir pradėjo savarankišką gyvenimą. Tiesa, Tatjanai jis nedovanėlė. Su manim reikėjo kaip su mažu vaiku. Aš pripratęs, aš išlepintas vaikas. Taigi ne su mama gyvensi. Mama turės, kaip sakant, priprast prie tokios padėties, bet šiuo metu iš tikrųjų jinai laikė savo sūnų kaip mamičiuką. Galų gale turi ateiti galas. Aš nieko iš vis nemoku daryti. Aš nežinau kaip, kur, kas. Aš tik tai moku valgyti, gerti, dar ką aš moku. Reiškia, aš moku apsirengti moku. Visi Ostapenko trūkumai Tatjanai kelia juoką. Svarbiausia, kad jos meilužio į kalėjimą nepasodintų. Juk kaip ten bebūtų teismuose 4 bylos. Jei viskas baigsis laimingai, tada jau skambės ir vestuvių varpai. O prie altoriaus lydės garsusis dviratukas. Jinai bijo mane prarast. O galbūt aš išeisiu kitur, kur nors.
Visi sako, kad mes labai panašus, labai viens kitam tinkam. Ir žmonės tiesiog sako, labai graži pora. Čorny voran, ja не tvoj. Žinai, man tas dainavimas, žinai, biški užknisa. Iš tikrųjų, čia kaip... Aišku, man čia malonumas. Aišku, aš mėgstu padainuot jo. Ypač kaip prisigeriu.